Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galima sukurti va tokį savo paprastą foną ir toks tekstas. Taigi, pasirinkam naują lapą. Ir nudažom mėlyną spalvą. Tai pasirinkam mėlyną spalvą. Taip, dabar pasirinkam, dabar taip padarom new layer ir pasirinkam Polygon Class and Tool ir darom šitaip. Taip, dabar pasirinkam, kad šičia dar būtų, kad balta ir juoda spalva, ir pasirinkam Gradient Tool. Taip, ir padarom šitaip. Taip, dabar filter deselect ir šičia layers keičiam į layer dodge ir dabar mažinam šitą efektyvumą. Tai keičiam maždaug į kokiu 20% gal būna. Taip, gerai. Dabar tiesiog pasirinkam tekstą. Ir einam į Blending Options. Tai pasirinkam dabar Draft Shadow. Tai procentų gal būna 75. Taip, Speed gal būna ant 0%. Distance ant 6 pikselių. Gerai, dabar einam į Outer Glow ir keičiam į mėlyną spalvą. Taip, Speed maždaug padarom ant 15%. Size gal būna ant 5 pikselių. Ir Contour pasirinkam šičia ir pasirinkam savo nuožiūrą. Taip, gerai. Dabar pasirinkam Bevel and Emboss. Taip, ir Div keičiam, iki galo pažymim. Size tegul būna ant 7 pikselių. Taip, ir Contour keičiam į savo nuožiūrą. Aš pasirinksiu šitą. Taigi, dabar Contour irgi šičia keičiam į savo nuožiūrą. Taip, ir pas mus išėjo toksai tekstas. Dar galim side pasirinkti ir šičia galim keisti įvairią poziciją. Tai pasirinkam 80 laipsnių ir taip, ir Contour čia galim patys keisti. Spaudžiam OK ir šičia OK spaudžiam ir va, koks pas mus išėjo tekstas. Ačiū už dėmesį.